Dėkoju ir kitas klausimas tada iš karto Justinui. Manau, mes pradėjome diskusiją nuo tokio dvasinio pamato, tai yra šaknų, kurios sieja su miestu, tačiau vėlgi akivaizdu, kad viso to neužtenka. Vis galima irgi girdėti, kad štai aš esu panevėžietis, aš norėčiau, bet dėja galimybės radau kitur. Tai kalbame apie investicijas, apie darbo vietų kūrimą ir Justinas dirba Investuok Lietuvoje ir prieš renginį mes irgi kalbėjom, sakė, kad esi susipažinęs su daugeliu čia investuojančių kompanijų, vėlgi matai tą platesnį kontekstą, kartu ir lokalinės problemas ir kokie didžiausi galbūt iššūkiai kyla pritraukiant investicijas čia ir kokios dar yra galbūt tokios esminės neišnaudotos galimybės ir potencialas plėstis. Dėkui labai už klausimą, čia tikriausiai galėčiau šnekėti daugiau negu reikėtų, tai čia gal bandysiu sutraukti visą esmę į keletą paprastų aspektų. Man atrodo, kad šitoje srityje tiek investicijų skatinimo, bet ir apskritai, jeigu politikai susitarė, kad gerovę reikia didinti kažkokias ekonominės gėrybės vietos gyventojams, tai man atrodo, ko absoliučiai visur trūksta beveik visose savivaldybėse, kiek aš matau, tai yra tam tikro būdo įgyvendinti tą politiką rezultatais ir valdyti rezultatais. Tai kiek man yra tekę matyti, yra vienetai tiek savivaldybių, darbuotojų, čia Lietuvoje aš kalbu apskritai. Ir manau, kitose šalyse irgi panašiai, Centrinėje ir Rytų Europoje. Yra vienetai savivaldybių arba jų merų, kurie turėtų, tarkim, ketvirtinius susitikimus su verslo atstovais. Ir kad tie susitikimai vyktų atvirų dialogų, tų susitikimų metu būtų sutarta dėl sekančių žingsnių ir kito susitikimo metu būtų aptarta, kas yra padaryta. Tai visiškai prasideda viskas nuo absoliučių beisikų. Ir man atrodo, kad bet kuri valdančioji dauguma ar administracijos darbuotojai galėtų tiesiog pradėti nuo visiškai elementarių dalykų metų pradžioj sugalvoti 1, 2 tikslus, 3 tikslus daugiausia, visko nekomplikuoti, kurios bandys pasiekti ir metų gale pažiūrėti, kaip tai sekasi padaryti. Dar būtų geriau, kad tie tikslai būtų išviešinti ir apie tai parašytų visą laiką šiai metų pradžioje ir dar kartą prie to sugrįžtų metų pabaigoje. Tai tokios atskaitomybės dažnai pritrūksta energijos atkakliai siekti tikslų, nes ar tai yra investicijų skatimas ar bet kokia kita sritis, tai rezultatas yra ilgas ir jis yra už ilgo laiko ir jis yra labai saldus, bet tas kelias labai skausmingas, daug ko primena mokyklą ir studijas. Tai kaip save motyvuoti, eiti tą ilgą kelią tol, kol kas pasikeis. Kalbant apie investicijas ir ką kompanijos daro, kodėl kompanijos nusprendžia plėstis vienose miestuose, o ne kituose, pasirenka iš naujo investuoti kituose, ten irgi nėra kažkokio labai didelio mokslo. Iš tikrųjų, kompanijos investuoja ten, kur yra mažai rizikų, ten, kur jie yra jau išbandę savo veiklą. Paprasčiausias būdas padidinti investicijų skaičių, susikviesti visas potencialias įmonės, kurios gali investuoti ir reguliariai su joms kalbėti, kas joms trukdo tą daryti. Ir tuo metu, kai yra daromi sprendimai ir tos priežastys yra mažinamos arba surandami būdai, kaip jas mažinti, tos investicijos atsiveria. Tai gana elementarūs dalykai. Ir šiaip Panevėžys, man atrodo, tie fundamentalūs dalykai tikrai yra vietoje ir ten tikrai daug galima dalykų nuveikti. Tai čia toks energijos atkaklumo klausimas. Kai kurios savivaldybės, čia nekalbu apie Panevėžį, kai kurios savivaldybės stengiasi dažnai pagrįsti tikriausiai savo politinį pasitikėjimą, investuodami daug į tokią vartojimo infrastruktūrą, kas yra labai gerai, bet man atrodo, kad labai svarbus akcentas yra kuriant infrastruktūrą. Tai yra infrastruktūra mieste, kuri palaiko esančius verslus ir kuri jam padeda veikti sėkmingai. Tai yra pagrindiniai veikėjai, kurie moka daug mokesčių, kurie moka atlyginimus čia vietą esančių žmonėms. Ir Panevėžyje yra tikrai pagrindas tokio tikrai stipraus tarptautinio verslo, kuris produktus sugeba realizuoti užsienio rinkose. To turi tikrai ne kiekvienas miestas ir tai yra, man atrodo, pirmas žingsnis, ką galima daryti. Tai aš užteks, kad neįsiplėtoti per daug. Ačiū Justinui ir iš tikrųjų, manau, dar turėsite progos paklausti. Daumantai, esi vienas, nežinau, nesakysiu, nes tiksliai nežinau, kad ar jauniausias, ar vienas jauniausių miesto tarybos narių. Skaičiau vieną iš tavo interviu ir kas man įstrigo, tai būtent tas pastebėjimas, kad negalios galbūt viršūnėlėse visa esmė yra sukaupta būtent kaip įtraukti į tą visą
procesą kūrybinį, miesto kūrimo, jauną žmogų, iniciatyvų žmogų, galbūt bendruomenės. Tai kaip manai, kokie galėtų būti žingsniai, kurie paskatintų būtent tą suartėjimą, nes kartais mes jaučiame tokį, man regis, susvetimėjimą tokį, kad štai yra tie, kas priima sprendimus, tuo tarpu mes bendruomenės esame čia kažkur tai ir kaip tik nestengiamės bendradarbiauti, atsiriboti, pasidaryti savo platesnę veikimo erdvę, bet, rodosi kovoti ir kautis. Tai kaip veikti pozityviai ir kartu? Tikrai labai aktualus klausimas ir mūsų rinkimų metu, ką mes akcentavome, tai būtent buvo bendruomeninio veikimo skatinimas ir apskritai bendruomenių įveiklinimas. Pataisysiu jauniausias taryboje, tai būsiu tas tiesioginis jaunimo atstovas ir iš tikrųjų stengsiuosi būtent jaunimo organizacijas ir pavienius jaunus žmonės įtraukti į veiklas, kurios jiems yra įdomios. Kalbant apie žingsnius, kaip galima būtų priartinti tą savivaldą prie žmogaus ir sukurti ją realią. Ką mes siūlėme, tai būtent yra seniūnijų įsteigimas bei visuomeninių seniūnijų tarybų sukūrimas. Tai nėra nauji dalykai, tas tiesioginis, tas žmogus, kurį tu gali visada tiesiogiai kreiptis dėl tau iškilusių klausimų, ar tai bendruomenė, ar tu eidamas gatve pamatei kažkokią problemą, ar sakykime, Molainių gatvės gale, kur yra susikaupęs šiuo metu sąvartynas ir ten, nežinau, daugelį metų, kad ta problema nėra sprendžiama, tai dažniausiai žmogus net nežino, kur kreiptis. Tai yra viešosios tvarkos skyrius, yra miesto ūkio skyrius, dar koks nors skyrius ir dar koks nors skyrius. Nueini į vieną skyrių, siunčia kitą skyrių, iš tos skyrius siunčia kitą skyrių. Ta problema, kaip lieka, neišspręsta, taip lieka. Tų funkcijų delegavimas seniūnui vienam žmogui, tai leistų ne tik, sakykime, taupyti administracinės išlaidas, kadangi tam tikros funkcijos būtų perdodamos seniūnui, bet būtent duotų tą jausmą, kad, aš iš tikrųjų galiu kažką keisti, aš galiu paskambinti seniūnui ir tada įsitraukti į savo bendruomenės veiklą, dalyvauti visuomeninių tarybų veikloje ir tokiu būdu daryti įtaką tiesiogiai priimamiems sprendimams. Kitas būdas tai yra atverti savivaldą žmonėms. Komitetų posėdžiai, tarybų posėdžiai, jie nėra labai lankomi. To tiesioginio dalyvavimo, sakykime, miesto valdyme, jo yra mažokai. Tai yra tam tikra prasme pasiekmė to, kad žmogus atėjęs, jis iš tikrųjų nėra girdimas. Dažniausiai ta procedūra yra, parašykite raštą, mes jums per 20 dienų atsakysime, kad negalime įvykdyti šito prašymo ar panašiai. Ir tas bendruomeninis veikimas, bendruomenių telkimasis visada bus stipresnis balsas negu vienas žmogaus balsas. Yra posakis, vienas lauke ne karys. Turime keletą pavyzdžių, kur tai veikia, kad vienas lauke karys, bet, sakykime, šiuo atveju tai neveikia. Ir trečias dalykas, tai aš sakyčiau, yra jaunimo iniciatyvų skatinimas, bet skatinimas ne vien finansinėmis priemonėmis, bet vėlgi parodant, kad jūsų balsas yra svarbus. Jaunimo reikalų taryba, jaunimo komitetai, vėlgi jie nėra taip plačiai lankomi ir taip plačiai iš jaunimo pusės nėra taip aktyviai dalyvaujama tų sprendimų priėmime. To pasekoje turime, kad jaunimo organizacijų per 4 metus sumažėjo, apskaitajame stale nuo 25 sumažėjo iki 10. Dabar girdžiu, kad dar 2 yra neaktyvios, tai turėsime 8. Tai situacija yra tragiška. Atviro jaunimo centro klausimas jau yra judinamas, šiandien pasižiūrėjau 11 metų, bet aš manau, kad ir pasiieškojus dar archyvose dar ir ilgiau.
Kodėl jo nėra, kodėl jisai nėra įsteigiamas, kodėl nėra numatoma lėšų atvirajam jaunimo centrui, kur jaunimo organizacijos, jauni žmonės galėtų kurti, dirbti, susigalvoti įvairias socialinio verslo idėjas, jaunimo organizacijos turėtų savo patalpas, kur galėtų visą laiką aktyviai bendrauti su jaunais žmonėmis. Nežinau, bet tas klausimas vilkinamas tikrai per ilgai ir esame įsipareigoję šitą klausimą užbaigti ir pagaliau įkurti tą jaunimo centrą. Ačiū, tikiuosi, jaunimo centras netrukus atsiras. Arnoldai, esi, aš gal taip pavadinsiu, kartu ir labai globalus, bet ir lokalus, nepamirštantis savo šaknų. Ir atrodo, kad dabar gyveni visai kitomis problemomis, ar ne, Maidanas, Ukraina, tenka daug keliauti po pasaulį, iš vieno taško į kitą, spręsti tas pasaulinės problemas, tačiau kartu labai vėlgi smalsu, kokį tu Panevėžį dabar regi ir kokius tuos svarbiausius iššūkius būtent iš šono, nes kartais atrodo galbūt vietoje, kad viskas keičiasi pernelyg lėtai ir to nepastebi, bet iš šalies veikiausiai visi tie pokyčiai visai kitaip atrodo. Ir iš tikrųjų dar aš irgi labai norėčiau netgi provokuoti ir klausti, ar kada jau kai baigsis Briuselio žavesys išseks, ar neplanuoji kada ir grįžti, nes žinot, kai yra toks projektas įkalbėk.lt, kur kviečia jaunus žmonės į politiką ir aš iš tikrųjų, kai tą projektą pamačiau, tai pirmas žmogus, apie kurį pagalvojau, tai buvo būtent Arnoldas, kad sakau, jo, reikia, kad jis pargrįžtų. Na, visų pirma, aišku, debatas nepamanė apie Panevėžį, tai paskutinį klausimą išvengsiu atsakyti, bet manau, čia šalia sėdi labai geras įkalbėk.lt dalyvis pavyzdys, Daumantas, kuris yra vienas iš nedaugelio, kuris buvo įkalbėtas. Ir tikrai po studijų užsienyje, po labai geros patirties kur Lietuvai, grįžo į savo miestą, dalyvavo rinkimuose, tiesioginiuose demokratijos, kaip sakyti, rinkimuose, išbandė politinę kampaniją ir šiandien yra taryboje. Tai yra fantastiškas pavyzdys, man atrodo, žmogus, kuris turi daug idėjų ir būtent, kaip girdėjome iš jo, žino, ką ir kaip daryti, kad įjungti jaunimą labiau į miesto valdymą. Manau, Daumantą reikėtų vežti šiaip per Lietuvą, kiekvieną kaimą ir miestelį ir rodyti kaip pavyzdį. Bet, iš tikrųjų, jau pakaloti. Bet žiūrint iš šono šiek tiek, svarbu irgi turėti galvoje, kad fizinis sugrįžimas ne visada yra vienintelis būdas padėti savo miestui, miesteliui, savo valstybei. Kaip pats minėjai, labai teisingai gyvename globaliame pasaulyje. Ir daugelis mūsų mąsto, veikia globaliai, gyvena lokaliai, veikia lokaliai. Tai yra labai, tikrai pasaulis pilnas iššūkių ir galimybių, ir kaip meras minėjo, negali sustabdyti upės tiekimo, negali sustabdyti jauno žmogaus, kuris nori važiuoti į užsienį studijuoti, kuris nori patirti šitą pasaulį, atsiverti jam, pažinti kitas kultūras ir kitas kalbas, bet tuo pačiu išlaikyti savo savastį ir identitetą. Atvirkščiai reikia skatinti, aš manau, skatinti kuo daugiau patirties, kuo daugiau atvirumo, kuo daugiau pažinimo, bet kartu priminti kiekvienam žmogui, kurio yra šaknis ir iš kuris yra kilęs. Todėl ir Panevėžio dilema yra šiek tiek galbūt vis dar gyvenanti 20-ame amžiuje, o ne 21-ame amžiuje. Yra laikas ne tik Panevėžyje, bet šiaip Lietuvoje ir visoje posovietinėje erdvėje palikti visiems laikams tą homo sovietikus ir homo periferikus kompleksinį galvosenos modelį. Mes nebesame periferija, mes nebesame sovietiniai žmonės, mes esame europiečiai, tikrai kuriantis Europos ateities trajektorijas ir Ukraina yra labai geras pavyzdys, kur Lietuva kovoja už Europos vertybės ne tik savo valstybėje, bet ir vienoje pagrindinių geopolitinių mūšio laukų šiandien. Todėl verta pasitikėti savimi, verta suprasti, kad netgi jeigu tu gyveni mažoje vietoje, tu gali veikti globaliai ir veikti daug. Ir dėl to miestui galbūt svarbiau ne tiek sugrąžinti šiek tiek žmonės, kiek išlaikyti su jais ryšį. Ir užtikrinti, kad išvažiavę iš Panevėžio žmonės pasiekia savo skirtingose srityse nemažai, tarkim, pasiekimų,
kad jie grįžtų į Panevėžį investicijomis, kad jie grįžtų į Panevėžį patirtimi, kad jie grįžtų į Panevėžį idėjomis, kad jie grįžtų ne tik į angliškas kalėdas, bet ir į pagrindinės miesto šventes, kad jie iš tikrųjų išlaikytų tą ryšį su Panevėžiu. O Panevėžiui, kaip ir kiekvienoje valstybėje, vertėtų žiūrėti ir į regioną ir tapti regionos traukos centru. Natūralu, kad žmonės juda iš mažesnių miestelių į didesnius, iš didesnių į sostinę, iš sostinės į dar vieną sostinę, kurios vardas yra Briuselis ir panašiai. Bet tokioje situacijoje Panevėžiui reikia tapti patraukliu žmonėms iš mažesnių miestelių šalia Panevėžio ir ypatingai Aukštaitijos regione. Sukurti čia galimybės įdomiai ir prasmingai veikti, darbo vietas, aišku, geras mokyklas išlaikyti ir joms padėti. Universiteto problema, žinoma, irgi yra labai opi ir kartu sukurti galimybės verslui. Nes šiandien pasaulyje tu gali tikrai turėti globalų verslą gyvendamas bet kur. Ir galbūt daugelis mūsų pasirinktų Panevėžį, nes čia ir varškės skanesnė, ir pienas skardesnis, ir viskas daug labiau pažįstama. Ir iš čia prekiauti ir su Tailandu, ir su Kinija, ar ne, ir turėti verslo ryšius su Jungtinėmis valstijomis. Tai čia, man atrodo, yra dilema miesto. Išeiti iš praeities savokų, pereiti į ateities savokas ir naudotis galimybėmis dabarties. Tiek kibernetinės erdvės galimybėmis, tiek infrastruktūrėmis galimybėmis, ar ne, jeigu Rail Baltica galiausiai įvyks ir jinai eis per Panevėžį, tiek ir vėlgi, kaip ir Justinas minėjo, savo žmonių galimybėmis. Žmonės yra didžiausias Lietuvos turtas ir žmonių panevėžiečio trauklumas, ryžtas, tvirtumas yra turbūt didžiausias miesto mero ir jo komandos resursas. Ačiū, Arnoldai. Ir iš tikrųjų viena iš tavo minčių man labai giliai dabar asmeniškai strigo į širdį ir aš jau ne vieną kartą gal ir esate skaitę su tokį minėjęs, kad aš kaip panevėžietis, būdamas mokykloje, visą laiką romantiškiausiai jausdavausi autobusų stoty. Nes jausdavausi, kad vieną dieną ateis ir tai aš irgi išvažiuosiu. Nes gyvenimas verda ten kažkur kitur, Vilniui, aišku, jau nekalbu apie Europos didmiesčius, bet čia kažkaip atrodo, kad kažko man trūksta. Bet aišku, po to jau kai bręsti, užaugi, supranti, kad ne kažkas kažko tau nedavė, veikiausiai pats nesusikūrėjai ir panašiai, bet vėlgi tai yra svarbus, ką ir minėjai, tas homo periferikus, koks aš pats ir savyje buvau atsisakymas ir kaip mes tai padarysime. Ir kita vertus, aš dabar galvoju, kad galbūt Panevėžys, čia jau bendras bus klausimas visiems ir kas norėsite, jau pasirinksite atsakymo tvarką. Ir tuo tarpu jau iš karto raginsiu po to įsitraukti į pokalbį ir jūs visus. Tačiau ar Panevėžys nėra vienas dabar iš Lietuvoje tokių, pirmeivių, kartu aišku yra tai ir Šiauliai, ir Alytus, kur vėlgi savivaldoje matome aiškę tendenciją, kad į valdžią ateina visuomeniniai judėjimai. Ir kas tai yra? Ar tai yra naujoji politikos ateitis, ar tai yra tik tai trumpalaikis dalykas, kai, tarkime, partijos išgyvena šiokią tokią krizę, ar ne, ir kol jos susitvarkys, išsivalys savo vidaus žaizdas, tai tie visuomeniniai judėjimai vėl bus integruoti ir į partijas. Tai kaip jūsų manimų, ar tai yra kažkas, būtent galbūt yra ta panacėja, skambus žodis, bet ar ne, suartinti bendruomenę būtent su politika ir tam eiliniam žmogui irgi duoti, pajausti savo atsakomybės dalį visame tame miesto gyvenime. Ir aišku, šiuo atveju aš ir gerbiamą Povilą irgi raginsiu pasisakyti, ar ne? Taip. Atsiradę visuomeniniai judėjimai turbūt ir yra iššaukti tuo, kad, sakykime, turbūt išsisėmė partijos ir jos tikrai neatliko to vaidmens, kurio visuomenė iš jų tikėjosi ir principė, kam jos yra skirtos. Ir, atsiradęs tam tikras visuomenės nusivylimas, turbūt nepatenkinant partijoms poreikių ir pagimdė visuomeninius judėjimus. Ar jie tiesiog evoliucionuos į partinius darinius? Šiandieną sunku pasakyti. Manau, bus visko. Dalis galbūt taip, nes kokia labai natūrali evoliucija būtų į regioninės partijos, regioniniai politiniai dariniai. Dalis galbūt ras kitą nišą. Dabar tikrai nesimčiau
apibendrinti, nes iš esmės dar tam tikras pakankamai pradinė stadija to viso proceso, bet kuriuo atveju šiandieną akivaizdu, kad būtent, sakykime, visuomeniniai judėjimai turbūt tikrai pateisina visuomenės lūkesčius, nes žmonės jais patikėjo. Tiesiog, partijos pasirodė, tikrai nenoriu paneigti partinės demokratijos kaip principo, kaip demokratijos principo, bet, sakykime, čia tikrai signalas politinėms partijoms, kad reikia tikrai atsinaujinimo dėlių pokyčių ir gerokai, sakykime, stiprinti savo kondicijas, nes, šiai dienai tarpais tiesiog sunku išvelgti skirtumus tarp politinių partijų, realiai tai interesų grupės. Todėl tikrai norėčiau užsiimti žvelgti labai toli į priekį. Manau, kad ateitis parodys tas, sakykime, kryptis, kuriamis nueis visuomeniniai judėjimai, bet aš išvelgiu ir tokia tikrai netampant partiniais daliniais, išvelgiu pakankamai didelę erdvę jų veikimui. Tai aš trumpai, iš esmės Rytis viską kaip ir pasakė, bet aš sakyčiau, visuomeniniai rinkimų komitetai ir apskritai pilietinis veikimas, pilietinė demokratija, toks, sakykime, atsigavimas jos, tai yra tik tai pozityvus dalykas. Nauji politiniai dariniai visada duoda tam tikrą pozityvų, tikėkime pozityvų, bet tiesiog duoda šoką partijoms, kuris ir yra tas pats tikriausias signalas, kad laikas keistis. Vadinasi, kažkągi ne taip daro. Jeigu žmonės nebetiki, nusivylę ir partijomis ir apskritai politiniu gyvenimu Lietuvoje ir niekas nebenori dalyvauti politikoje, nes visi galvoja, kad a priori tai yra nešvarus dalykas ir tai yra visiškai tolimas kažkokio politinio elito užsiėmimas. Deja, taip nėra ir užduodamas praeitą klausimą, Donatai, būtent minėjai, kad būtent ne viršūnėlės turi tą didžiausią galią, bet būtent žmonės. Nes, galvokime logiškai, kas renka prezidentą ir Seimo narius. Mes. Ir tas mandatas, kurį duoda žmonės politikams, duoda tą mandatą savo atstovams, tai ir yra tikroji galia. Deja, Povilas turbūt irgi papildys dėl pačios rinkiminės sistemos trūkumo, būtent, kad nėra atšaukimo mechanizmų politikams. Jeigu politikas nuvilia žmonių pasitikėjimą arba tiesiog sulaužo savo principus, nėra mechanizmų iš esmės atšaukti jį atgal iš institucijos. Bet aš sakyčiau, tas atsinaujinimas jisai turi vykti keliais frontais. Kalbėk LT projektas, ir Arnoldas minėjo, tai yra vienas iš tų frontų, per kuriuos galime iššaukti tą atsinaujinimą partijose. Prognozuoti dėl ilgalaikių dalykų tikrai nenorėčiau. Aš sakyčiau, galima pajuokauti, kad mūsų komitete turbūt atgijo ta sąjūdžio dvasia ir sąjūdžio žmonės, tai yra tęstinis dalykas, dar nuo sąjūdžio besitęsintis, o jis toliau tęsis, pažiūrėsime. Prieš pono Rupšiui įsiterpsiu tarp judėjimo kartu dalyvių. Žiūrint iš šalies, kadangi dėja Belgijos lietuviai negalėjo dalyvauti savivaldos rinkimuose, reikia gyventi vietoje ir balsuoti čia. Bet aišku, stebėjome su dideliu susidomėjimu. Žiūrint iš šalies, mano nuomonė, iš tikrųjų yra dvi žinios. Viena žinia, kad tikrai yra džiugu dėl visuomenės, kaip sakyti, pabudimo kai kuriuose Lietuvos vietose ir tikrai iš šaknų politinio judėjimo. Tai yra labai sveikintina ir labai teisinga ir, sakyčiau, labai gera ir sveika konkurencija politinėms jėgoms, kurios irgi turėtų šitoje akivaizdoje prapūsti ir sustiprėti. Kita žinia,
man žiūrint iš šono ir žiūrint 25 metus, yra tai, kad politinė sistema dar vis labai stipriai serga. Ir iš tikrųjų vis dar nėra išlipusi iš brandos etapo. Galima sakyti, kad demokratija nėra vienalytis veiksmas. Tai yra bent jau, aš matyčiau ją į dviejose kontekstuose. Formali demokratija ir substantyvi arba gili demokratija. Formalią demokratiją Lietuvoje mes per 25 metus sukūrėme. Tikrai turime institucijas, kurios yra demokratinės, kurios veikia, kartais gerai, kartais blogai, bet jas veikia. Turime tikrai laisvus rinkimus, turime laisvą rinkos ekonomiką, turime visus institutus, kurie svarbus šaliai kaip demokratijai save apibūdinti. Tačiau gilios, substantyvios demokratijos prasme mes dar toli esame nuo jos. Gilia demokratija, aš suprantu, kasdienę žmonių veiklą ir kasdienį žmonių bendravimą ir politinę kultūrą. Kad ta demokratija į mūsų kaulus, odą ir plaukus nusėstų. Ir kad mes savo veiksmais ir savo kasdienę atsakomybę už kiekvieno žmogaus veiksmą, už aplinkos veiksmą, už bendruomenės veiksmą, tą demokratiją ne tik tai šnekėtume, bet ją rodytume ir savo veiksmais įrodytume. Tai gilios substantyvios demokratijos prasme mes vis dar esam tranzicijoje ir tai nėra Lietuvos tik tai problema. Ta pati problema visoje centriniai rytų Europoje, visoje postkomunistiniai, posovietinėje erdvėje. Tai yra sunkus labai ir ilgas procesas. 25 metai tai nėra tiek daug. Ir čia galbūt ir tokiu gerų laikų įvyko tos lūžis, kai tikrai parodyta politinėms jėgoms pagrindinėms, kad jeigu jos nesinaujins, nesikeis ir nebandys sugrąžinti į politiką idėjas ir politinės idėjas, joms gali ištikti išnykimo grėsmė. Visuomenė gali tiesiog perimti iniciatyvą. Tai aš vis vien žiūriu tai pozityviai, nes bet koks sukrėtimas yra teisingas ir reikalingas politinė sistema. Galiu duoti pirmą Seimo nariui pasisakyti, jeigu. Tai papildysiu tai, ką sakė Arnoldas iš kitos pusės. Žiūrint vėlgi iš šono truputėlį, man atrodo, kad aišku, tie dalykai, kurie pasikeitė per savivaldos rinkimus, ką mes pamatėm, tai yra teigiamas iš principo ir čia visi mes tuo tikim, kad tai yra teigiamas iš principo dalykas. Aišku, tie dariniai yra pakankamai skirtingi, dėl to nėra aišku, kaip ten skirtingose miestuose vystysis viskas toliau. Bet man atrodo svarbu nepamiršti ir kitos to reikalo pusės. Vienu metu mes turim gerų tokių idėjų proveržį, bet aš įsivaizduoju, kad daugelis rinkėjų, kurie ten braukė tas pavardės ir metė tos biuletenius, tai lūkestis yra ir rezultatų taip pat. Tai šiuo metu mes turim tokį momentą, kai mes džiaugiamės, kad turim atsinaujinimą, turim naujų idėjų ir esam pasiruošę dirbti, bet tada einant laikui žiūrėsime, kaip sekasi tas idėjas diegti praktikoje. Ir čia aš linkiu Panevėžiui išsiskirti iš kitų miestų, kad tai būtų pirmas miestas, kur matosi, kad tos idėjos eina gilyn į visas valdymo institucijas, į visą valstybinį sektorių, į tokias naujas iniciatyvas, kaip įvairių terminų trumpinimą, į galbūt kažkur žmonių pasikeitimą, naujų kompetencijų pritraukimą, atsinaujinimą personalo, požiūrio su gyventojais, kad atsirastų tiek savivaldoje, tiek visose kitose valstybės institucijose paslaugos teikėjų ir kliento santykis. Jeigu pas mane kažkas atėjęs, aš jį turiu aptarnauti, jis turi išeiti iš manęs su šypsena. Jeigu man kažkas atsiuntė raštą, aš nelaukiu 20 dienų ir parašau, negalima, ačiū, kad parašė. O antrą dieną jam skambinu mobilų ir sakau, kad žiūrėk, čia iš tikrųjų yra problema, mums reikia kažkokį surasti sprendimą, nes aš suprantu, kad tau tai yra svarbu. Tai tokių dalykų labai trūksta. Trūksta tokių mygtukų, žinot, kaip yra oro uostas ar kitur, kai tave patikrina ir paspaudė ten arba šypsenėlę, arba nelabai. Tai po tokių ir lygiai taip pat metų gale rezultatų, kaip kokioje savivaldybėje buvo aptarnaujami klientai. Tai aš labai linkiu ir tą pokytį toliau nešti. Aš idėjų matau labai daug ir gerų ir manau, kad reikia pasinaudoti tuo momentu ir tiesiog pereiti per viską. Labą dieną. Iš tikrųjų, kalbame apie Panevėžį ir galbūt kalbame apie tai, kuo jisai gali išsiskirti ir kuo jisai dabar išsiskiria. Kai mes kalbame apie demokratiją, mes iš tikrųjų daugelį atvejų turime tokį skirtingą savo suvokimą.
Tai, kad mes turime daugiau demokratinį tokį institucinį suvokimą, tas taip. Nes pilietinės instituto apklausos rodo tai, kad